Aš esu Guoda, dirbu Viksuose, serverio pusės programuotoja komandoje Pricing Plans. Esu 2 mergaičių mama. Galiu papasakoti, kaip atrodo mamos programuotojos kasdienybė. Programavimui sau lieka labai mažai laiko arba jo išvis nelieka. Tas trumpas laikas dienos pabaigoje, tai būna labai sunku prisiversti dar kažką daryti, prisiminti savo hobius, kurių seniau turėjau labai daug. Bet sugalvojau tokį būdą, kaip save užmotyvuoti, tai kad kažką daryti susijusio su vaikais, kas padėtų mano motinystei galbūt, mano kasdienai. Pavyzdžiui, esu padarius ekranėlį, kuris rodo vaikams, kada yra laikas valytis dantis, kur jie galėtų suprasti, kelintadienis yra šiandien, kiek dienų liko iki savaitgalio. Jeigu kiti tėveliai norėtų savo projektą įgyvendinti, tai gali pasiieškoti Magic Mirror platformą, kur yra įvairių modulių. Neseniai pradėjau daryti tokį projektą, kur būtų naktinė lempa, nes viena dukra papasakojo, kad naktį būna baisu, nes tamsu. Ir pagalvojau, kad būtų įdomus toks dalykas, kaip naktinė LED juosta, kuri išsijungia po 10 minučių. Ir dar ko norėjau, tai kad būtų neaktyvinanti lempa ir galbūt turėtų kažkokį raminantį poveikį, tai suprogramavau, kad būtų toks kaip kvėpavimo ar pulsavimo efektas. Beveik užgęsta ir tada stiprėja. Ir galbūt ateityje dar pasidarysiu, kad man registruotų kažkur, kiek kartų buvo jungta ta lempa, tai aš žinosiu, kiek ramiai vaikas miegojo, prabudo. Mes su vyru esam tylūs žmonės, tai tėvystė kartais gali būti iššūkis garsų atžvilgių. Neseniai dariau projektą su kolega, kur panaudojau garso decibelų matavimą. Po šito bendradarbiavimo liko mano kodas ir pagalvojau, kad jis labai pravers namie vaikams informuoti, kai yra per daug triukšmo. Vienas iš mikrokompiuterių turi tokį veikimą, kad jeigu jis pajaučia didelį triukšmą, kaip spiegimas, šaukimas, tai jis išleidžia garsą, tokį šiek tiek nemalonų byptelėjimą, tokį priminimą, alio, čia buvo triukšmas. Aš labai norėjau įtraukti vaikus į savo domėjimąsi elektroniką, tais Internet of Things dalykais. Ir mano dėmesį labai patraukė idėja, kad galim sukurti vaisių pianiną. Šitas mikrokompiuteris turi tokius kontaktus, kurie jaučia mažus elektros impulsus. Ir žmogaus kūnas savaime turi šiokį tokį krūvį. Jeigu priliesim kontaktą, tai mikrokompiuteris jį supranta. Šitą veikimą galim paversti į pianiną. Prijungia laidus, per kuriuos irgi eina mūsų tas minimalus elektrinis krūvis, arba per elektrai laidžius daiktus, pavyzdžiui, kai kurias daržovės. Kai yra gaunamas signalas, kad kažkuris iš kontaktų buvo suaktyvintas, kodas išsiunčia kitą signalą, kurį gali suprasti įvairūs renginiai. Tai gali būti ir telefonas, gali būti kompiuteris. Svarbu, kad tai būtų suprantamas signalas, šiuo atveju MIDI tipo signalas, kuris programėlėje išsiverčia į klavišo paspaudimą. Tai vat kartais parodau draugams ar darbe ir esam išbandę ir su vaikais, kad galima groti įvairiais daiktais. Tų prietaisų, į kuriuos aš galiu įkelti programą, yra labai įvairių. Jie vadinami mikrokompiuteriais. Tai aš pradžioje nusipirkau Raspberry Pi, tada Circuit Playground, nes ant jo buvo daug sensorių ir labiau pritaikyta mokyti vaikus. Šiais metais susipažinau su ESP32 mikrokompiuteriu, kuris naudojamas namų automatizavimui. Tai va tokie projektai mane motyvuoja, aš pasidalinu idėjomis su dukrom. Jos visai neturi jokių suvaržymų, kad jos čia nemoka elektronikos, nesupranta apie kompiuterius, jos teikia man pasiūlymus, reikalavimus. Ir jeigu aš ilgą laiką nieko nedarau, jos klausinėja, tai kada bus. Kartu galiu pasakyti
Pavyzdžiui, kad netvarkysiu jūsų rūbų, prašom susitvarkyti, nes aš einu programuoti jums lempos. Tai visai veikia, netikėta, bet veikia.